Ne visi turbūt žino, pavyzdžiui, kaip buvo įveikta Kinija, tų pačių anglų. Opimo karai, pavyzdžiui, sako ką nors. Aš nemanau, kad visiems žmonėms sako opimo karai ką nors. O 19 šimtmetį Anglijos šitą imperiją darė gerą biznį iš kiniečių. Jie kiniečiam parduodavo opimą, tie rūkydavo tą opimą, o tie iš jų gaudavo ten sidabrą ir šiaip visokių gėrybių ir vežė pas save į Britaniją. Paskui atsirado Kinijoje ten išmintingų žmonių, kurie matydami, kas yra daroma su jų tauta, pradėjo kovoti prieš šitą opimo rūkimą ir prieš anglų apskritai ten tą dominavimą toj srity. Ir tada anglai tiesiog pabandė karinę jėgą ir toliau išlaikyti savo šitą padėtį opimo pardavinėtojų. Ir tokių karų buvo berods 2 tai tikrai. Jie vadino opimo karais. Bet aš jums iliustruoju, kokie seni laikai yra. Ir Kinija buvo suvaldyta anglų. Ir lygiai taip pat tam 19 šimtmetį tie patys anglai kartu su Osmanų imperija, va beje, bandė suduoti rimtą smūgį Rusijos imperijai tuo metu, būtent iš tos Juodosios jūros, vat Sevastopolis, kur čia dabar įvykiai vyksta, Krymas. Tai vat tada ir atsirado Sevastopolis, tai buvo tam tikras gynimosi toks taškas, gintis vat nuo savo tą pajūrį jau rusai gynė ir taip toliau. Tai vat nuo tų laikų nuolat va šitie karai eina. Yra amžinas karas anglosaksų, kurie dažniausiai pajungia savo naudai kitas Europos tautas ir jas meta čia į Rusiją. Ir mes čia tam vidury va dabar visą laiką ir pakliūnam į tas girnas. Visą laiką pakliūnam. Ir mes nerandam savo tokio, kokio tai būvio va šitoj toj sudėtingoj situacijoj. Šitų geopolitinių didžiulių karų kontekste mes nerandam savo būvio.